tyliai šneku, filmavau ASMR filmuką, norėjau pasidalinti, ką darau, štai kaip atrodo mano ASMR filmavimas. Filmuoju šiandien su nauja kamera, štai čia, išbandinėju ir štai taip mano rankos atrodo. Išbandom šitą CT su folija nagus. Parodysiu, kaip viena ranka jau gavus. Laukit, nuplėšiu šitą. Štai taip gavosi. Ir kita štai taip. Nes miksavau tai tą. Kai pirmą kartą dariau vien tik tai su viena folija, gražiau gavos tokie veidrodiniai. O dabar tai taip makaliuzė. O va, tokie veidrodiniai gali gautis. Fainai, įdomu visai pasižaisti. Nu va, pagaminau dar 2 čokeriukus. Šiandienos darbas mano. Štai toks tai vienas su rožiniu kvarcu. Man šitas labai patinka, ta juostelė tokia faina, odytė, odinė. Ir kitas taip pat, štai tokia rožė. Žydra odinė juostelė su rožytėmis ir štai akmenukas. Na va, šitą dedu dovanų, tikiuosi, kas jį gaus apsidžiaugs ir nešios. Tai va, šitas jau iškeliauja. Nu va, vienas dar darbo eigoje. Sugalvojau tokį padaryti čokeriuką. Man tokie labai patinka. Tai galvoju, ir man reikia pabandyti. Tai va, žodžiu, darau čokeriukus, o šiaip tai tingiu, ką nors daryti. Šiandien buvau susiplanavus nufilmuoti 2 filmukus. Vieną kaip kepurytę neriu ir kitą kaip klausimų atsakymų video. Ir nei vieno nenufilmavau. Tik ryte, kaip matėt, filmavau ASMR, tai 2 filmukus nufilmavau ir viskas. Daugiau šiandien tokia aptingau, va, sėdžiu. Tik čokeriukus darau ir daugiau nieko nesinori veikti. Nežinau, kodėl taip. Žiūrėsim, gal rytoj bus geresnė diena. Šiandien jau taip ir pratingėsiu, dar eisiu knygą paskaityti ir viskas. Nu va, einam su Tomu į parduotuvę ir į paštą. Reikia išsiųsti laiškučius ir siuntinuką. Tai va, pasiruošiam ir lekiam. Gražus oras šiandien. Geras, saulytė šviečia, šilta. Ane, Tomai, šilta? Šilta. Pabūsi čia, ne? Pabūsi. Tik nieko neįdarai, ten? Thank you, tu pasakei.
Ką, gėda kam nors ir pasakyti. Tik nuėjau į parduotuvę ir į paštą, o jau jaučiuosi tai kaip kalnus nuvertus, pavargus. Nežinau, jums tai būna, kad nuo nieko neveikimo pavargstat, man tai būna. Kaip bobutė dabar prisėdau pasėdėti su Stojina ir tuoj eisim ten toliau. Pavargau. Koks Tomas šaunuolis sako, duok mama, palaikysiu ir maišą dabar laiko veža man. Jau beveik miegantis, bet stengiasi laiko. Po minutės. Užmigo. Eik susivėlęs koks. Va, kokias dar nupirkau iš siuntinuką įdėti vonios bombytės, tokie kaip keksiukai. Atrodo ir kaip skaniai kvepia. What is that? Nekepa čia, kvepia. Another bomb. Wow. Another. Na, jau 8:30 pas mumis. Einam to jau į lovą gulti. Ir aišku, vaikai nėra patenkinti, bet šiandien yra penktadienis, man rytoj į darbą. Todėl reikia eiti gult anksčiau, tai dabar vaikai verkalioja, dar nenori, nes šiaip jie po 9, pusė 10, 10 eina. Tai va, visai nepatenkinti, bet reikia. Aš dar pasiėmiau paspręsti sudoku, tai va dabar paspręsiu ir eisime got. O rytoj ryte į darbą.